Labas. Penktadienis, šalta kava ir DeFi, trečia dalis ir aš vėl, sorry, kaip visada, turiu ne šaltą kavą specifinę, bet šį kartą elektrolitų rinkinį. Nes yra tokia problemėlė. Tu nuvažiuoji pasim šaltą kavą ir kai grįžti, ta šalta kava būna, nebe šalta kava, jinai būna tiesiog visa ištirpus. Dėl to reikia ją išgerti vietoj. Ir kai tu visada atvažiuoji ir sakai pasimsiu įsinešimui, tu sėdi toj fainui vietoj, kadangi mano mėgstamiausia šalta kava yra forume Marbėjos. Ten taip fainai sėdėti, kad tu tiesiog atsisėdi ir sugeri tą kavą. Bet tai aš turiu dvi išeitis, arba pasimt kompą ir tenai nufilmuoti epizodą, kol geriu tą kavą, arba pasigaminti namie. Ir pažiūrėsim. Tikrai pažadu, kad kažkuriame epizode padarysim taip, kaip turi būti. DeFi'us ir šalta kava. Bet, anyway, įdomi visai savaitėlė. Šiaip tokių DeFi'us fainai juda, gražiai juda, eteris gražiai juda ant DeFi'aus, ant Base'o. Tai yra ką papasakoti ir šiaip tiesiog įsisaugojau tokių įdomių tweetų, postų ir panašiai. Tai bus toksai miksas tarp DeFi'aus ir ne tik. Šiaip kas vyksta pasaulyje visai įdomu. Tai važiuojam. Toksai pirmas čia ne į temą, bet tiesiog. Niekada nemačiau alkoholio ir cigarečių trūkumo. Tai nepritekliaus, ne? Ir iš tikrųjų, kai gerai pagalvoji, ir ypač tiesiog, kai matai situacijas, kas vyksta, tai, tarkim, Ispanijoje čia buvo dingus elektra visoje Ispanijoje. Hujak, nėra elektros. Niekur, ta prasme. Koks ispanas prispaudė ką nors, nes blemba tokių, aišku, ten nieks kaip ir nežino tiksliai kodėl, bet tokių istorijų papasakočiau apie Ispanijos paslaugų servizą, kad patikėkit, labai keista šalis. Tai ir visi labai, labai lengvai matai kolektyvinį žmonių mindsetą, nes viskas, kas įvyko, tai dingo elektra, tai viena pusė žmonių tiesiog čilina bariukė, tie, kurie turėjo kešo, tai tiesiog ėjo, nusipirko aliuko ir toliau čilina. Tie, kas neturėjo kešo, mes turėjom 7 eurus kešų, visa kita buvo kortelėse ir panašiai, tiesiog tai va, kad prie savęs čia ir dabar, tai biški negalėjai su kortelė mokėti niekur, tai buvo toksai keista situacija, bet visi varė iškart į pardės, visi iš kešo išpirko vandenį, išpirko visus konservus, viską išpirko, ta prasme buvo tuščios lentynos, įskyrus aliuko zoną, vyno zoną, tabako zoną, aišku, irgi. Ir visi varė piltis kuro, ta prasme, eilės, didžiausios, kilometrinės eilės prie deganų, visi pilasi kurą, aš nelabai supratau, kur jie važiuos, ką jie darys. Okay. Tai tokia labai lengvas kolektyvinis požiūris. Mes nieko nedarėm, mes tiesiog įmarinom namie, pasodinom pomidorus, kad augtų, braškas pasodinom, kaip tik buvo proga, nes, ką žinau, nėra ką veikti. Tai va, bet ta prasme, šį pasaulyje visi visada šneka, kad čia bus maisto trūkumas, bus dar kažkas, visą tą nesąmonę, tą agendą įpušina baimę, žodžiu, valgysim vabaliukus visokius, ten skrusdelytės ir panašiai, bet niekada nėra to tokio, kad trūksta aliuko kažkokioj šalyje, trūksta degtinės, džino arba cigarečių. Čia toksai labai tiesiog pamastymų, taip, kažkaip tai perskaičiau, esu matęs tikrai anksčiau šitą postą, bet kažkaip galvoju, blemba jo, toksai visada visko gali trūkti žmogui, bet tikrai ne pagert ir parūkyt. Važiuojam toliau. Stablecoinų Genius Act Amerikoje persino, Trumpas turėtų čia jį pasirašyti belė kada dabar, kuo greičiau jisai prašo, kad ant jo stalo atsidurtų šitas dalykas. Ir vėlgi tai pakankamai gražiai sutampa su visa agenda Amerikos digital asset sostinė, taip toliau ir panašiai, stablecoinai, siekimas išlaikyti dolerį kaip rezervinę valiutą, ją sustiprinti per stablecoinus, galimybę juos leisti, naudoti, judinti visoje šalyje ir panašiai. Ir šitas dalykas buvo
aprūvintas, nieks nesitikėjo, kad bus kitaip. Liepos 14 turim ISO perėjimą bankų, tai toksai po truputį šitie dalykai vyksta. ISO 20022 leis labai labai lengvai visiems stablecoinams, bet kokiems digital assets, stablecoinams ir panašiai judėti momentiškai, blockchaino pavidalų pavadinkim. Tai visa tai buvo paaprūvinta, padaryta, dabar paprasčiausiai po truputį viskas dėliojasi į vietas, taip kaip ir turi dėliotis visoji iš pradžių Amerikos infrastruktūroje ir ekosistemoje ir po to po truputį pereiti į pasaulinę. Ir nors ir atrodys, kad skirtingos šalis turi skirtingas sistemas, sistemos gal ir skirtingos, bet behind the scenes tas visas bendravimo mechanizmas tarp bankų visame pasaulyje bus iš esmės tas pats. Nors ir per skirtingus privataus sektoriaus providerius, pavadinkim taip, bet esmė bus ta pati. Tai yra level playing field ir cross-border paymentai vaikšto instantly, iš karto vyksta ne tik pavedimas, bet ir settlement, nes čia yra visa esmė vostro nostro sąskaitos. Tai tie pavedimai bus instant, tiek settlement, tiek pavedimas ir žymiai pigesni. Tai Stable iš tikrųjų yra vienas iš įdomesnių projektų, nes tai yra stable chainas, pavadinkim. Nelabai man patinka tiek Bitfinexas, tiek tas USDT ekosistema, pavadinkim ir panašiai. Nesakau, kad čia tas toksai skemas ir panašiai sugrius. Aišku, ten tų auditų nėra, čia toksai tiesiog eilinis kripto prikolas ir panašiai, kuris feedina Bitcoino augimą nuolatinį. Vieni sutinka, vieni nesutinka, bet aš tą irgi matau. Ir stable chainas čia toksai kaip layer, tai nėra, kad jis yra naudingas, ar bus populiarus, ar yra, bet tai yra įdomi technologinis požiūris, kad tai yra layer 1, bet paremtas blockchainu, kur gas fees už transakcijas eina per USDT. Tai čia toksai weirdly interesting shit. Tai nebūtinai šitas kaip chainas gali būti kažkokia įdomi infrastruktūra, bet kaip elementas paprasčiausiai, kaip dalykas, kuris gali kažkur tai sujudėti. Arba kažkokie tai ateities, pavadinkim, stablecoinų issuers ir panašiai, tas toksai layer 1 su native gas fees token stablecoinų. Toks weirdly, bet interesting. Tai galite irgi užmest akį, ant jo gali atsirasti DeFi'aus galimybių ir panašiai, bet kol kas čia yra visiškai naujas dalykas. Toliau. Čia geras vidosikas techninių analitikų favoritai. Tai va, tu peržiūrėjai kelis YouTube videos, ir dabar esi tipo traderis ir tavo realybė. Nuo trendline'o neatšoko, tada čia kažkokius penantus prisibraižiai, irgi nieks nepaėjo. Čia jau, čia kas yra double topas, tipo ne, aišku, į viršų, prakaituoji jau. Čia jau RSI-us oversoldas, overbought, oversold, kažkas tokio. Visas tas pats šūdas. Tai va, čia tiesiog toks yra paminėjimui, ką aš noriu pasakyti apie techninę analizę, kad tai yra jeigu tavo techninė analizė yra paremta ne konstantom, ne dalykais, kurie nesikeičia markete, toks kaip pavyzdys, pavyzdžiui, specifinis moving average, kurį visi mato tokį patį, nesvarbu, ar tu 100 skirtingų kursų peržiūrėjęs, ar pastatei žmogų su 100 skirtingų nuomonių, jeigu tu uždėsi ant čarto ir ant to pačio laiko intervalo tą patį kažkokį tai, pavadinkim, moving average arba kažką panašaus į tai, visi jį matys tą patį, tai reiškia, tai yra konstanta, kuri nesikeičia, nesvarbu kokia tavo nuomonė. Gal tu, taip kaip tu matai tą dalyką, ar čia jisai atšoks, ar čia žemiau, aukščiau, jeigu žemiau, tai shortai, aukščiau, tai longai ir panašiai, čia jau yra tavo reasonings. Nežinau, kaip pasakyti lietuviškai. Jo, prasme, tavo reasonings. Bet pats elementas nekintamas ir pagal tai tu jau gali pradėti galvoti apie kažkokį edžą savo. Bet jeigu tu
jeigu tavo analizė yra paremta tiesiog peržiūrėjau kažkokį tai kursą, išmokino braižyti mane trendline'ų, support resistance, Fibonaccius dėti ir panašiai, nu ir tu tipo žiūrėsi ir sakysi, okei, žinai, atsidarai, va, iš tikrųjų net galim paimti, nežinau, aero iš tikrųjų dabar gražiai sujudėjęs yra, ane? Tai vieni atsidarytų va šitą va tuščią čartą, va, ne? Aš turiu užsidėjęs tokius dalykėlius, bet nesmė dabar nepasakosiu. Bet šiaip yra vienas iš konstantinių elementų, ką stebiu ant kripto, tai yra 200 moving average, bet, norisi angliškai kalbėti, but it's 200 eksponentinis moving average ir simple moving average, bet lygiai taip patys 200 slankieji vidurkiai, bet vienas iš jų yra eksponentinis ir kitas yra simple. Tai kuom jie skiriasi, tiesiog labai primityviai pasakant, eksponentinis daugiau prisitaiko ir prie kainos judėjimo, tuo tarpu simple tiesiog atvaizduoja 200 paskutinių žvakių vidurkį. Ir jisai neprisitaiko prie kainos judėjimo. Ir visa esmė šito viso, pavadinkim, reikaliuko, tai yra, kuo didesnis tarpas susidaro tarp šitų dviejų to pačio ilgio slankiųjų vidurkių, tuo tu turi didesnę tikimybę, kad marketas gali pargrįžti, sumažinti tą tarpą. Tai va, kaip pavyzdys, nu, tarkim, čia tokiu piko metu tas tarpas buvo palei 20%, nuo vieno iki kito ir kaina tuo metu buvo kažkur tais ties čia, tai čia, nu, vėlgi, labai primityviai kalbant, tu galėjai tikėtis, kad kaina kažkuriuo momentu pradės laužti, pavadinkim tą tokį žinomą techninį terminą kaip struktūrą ir galbūt grįžti sumažinti to tarpo. Ir būtent dabar jisai atstovi tarpo viduje. Bet tai nėra strategija, tai nėra kažkas, tai tiesiog yra vienas iš elementų, ką aš stebiu, kad tiesiog pasižiūrėti, ant kiek likely yra tikimybė, kad marketas gali padaryti vieną ar kitą judesį. Ar jis jį padarys, nežinai, bet tiesiog suteiki savo tokį reasoning, dėl ko tu manai vienaip ar kitaip. Ir tai yra nekintamas dalykas. Bet, pavyzdžiui, tiesiog atsidarai chart, blemba, ta lietuvių kalba sunku man. Ir, žinai, vienas žmogus ateitų į šitą chartą, čia pradėtų braižyti visokias linijas, ane, sakytų, nu, aš dedu va nuo spyglio iki viršaus FIBA, žodžiu suvažiavo, va, idealiai nuo šiam 1.8 atšoko, čia longas į viršų, va, iki 2.7.2, žodžiu, va, čia galėjai čia galėjai, žodžiu, va, longint, mažas stopukas, žemiau, žinai, va, profitas čia, va 1/5 pasiėmėjai, žodžiu, ir viskas fainai. Vienas taip sakytų, kitas tada sakytų, pavyzdžiui, kol šito va nebuvo, būtų užsidėjęs jau FIBA nuo šito viršaus iki šitos apačios ir sakytų, nu va dabar ateis iki šiam 1.8, čia šortinsiu. Nu ir jis įsimušė, oi, nu čia sakykime kažkas nepavyko, čia vienas taip mato, kitas kitaip mato. Šiandien va, žiūrint į šitą chartą, vienas gal matys, va žinai, va čia va trendline'as žiauriai fainas, tai dabar marketas gali, kur čia papiešti, va, marketas dabar grįš į čia ir va nuo čia, arba važiuosim taip, arba mušim, grįšim patestuoti ir važiuosim taip, vienas taip žiūrės, kitas kitaip žiūrės, tada, kur čia man palauk, kaip čia ištrinta. Dėl ko aš rodau, nes aš tą techninę analizę prieš kokį 6 metus, aš viską apie ją žinojau, bet tiesiog finale, ką sužinojau, kad jinai neveikia. Tada kitas gal matys, nu tai čia va galima ir taip žiūrėti, bet pavyzdžiui galima žiūrėti va šitaip va, kad buvo šitas trendline'as, išsimušė, grįžo patikrinti ir dabar važiuosi į apačią, vienas gal taip matys, žinai, kitas atsidarys didesnį vaizdą ir sakys, va čia va nuo pat apačios, va buvo šitas trendline'as, išsimušė, kitas gal va tokį trendline'ą gali matyti, žinai, sakys, va čia va nuo šitų va išsimušė ir dabar jau važiuosim į viršų, ką čia dar gali įžiūrėti.
Nežinau, kitas išvis gali sakyti, va čia va nuo pačio didžiausio va fibas ir va dabar mes tik tais ateinam iki čia ir bus mega šortai į apačią. Vienas taip gali žiūrėti. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad visi šitie va brėžiniai, vienas, žinai, va ten tie supporto, resistance, palaka, aš turiu šitus va, vienas sakys atsidaręs, va čia va, žinai, va labai gera zona, čia daug kartų lietė. Kitas sakys iš toliau atsidaręs, va čia labai gera zona ir dabar va eisim iki čia ir tada žiūrėsim, a trečias sakys, žinai, kad jam va čia va labai gera zona ir dabar va liečia kainą, ir taip toliau ir panašiai, bet tai yra tavo nuomonė. Ir tai nėra konstanta, kuri nesikeičia markete, nes vieni matys šitą liniją ir nuo jos kažką darys, kiti matys šitą liniją ir nuo jos kažką darys. Ir tai nėra jokia strategija, tai yra visi šitie brėžiniai ant čarto yra paremti tuom, kad tu suteiktum savo kažkokį tai komforto jausmą, kad tu kažką čia numatai, kad tu gali numatyti, kur dabar judės kaina, kai iš tikrųjų nieko tu nenumatai. Tiesiog savo prisistatai linijų ir suteiki savo tokį grinai komforto jausmą, kad aš čia prisibraižiau visokių nesąmonių, dabar aš manau, kad lauksiu, kol marketas palies šitą kainą ir nuo jos, tarkim, šortinsiu. Nes dar tada čia sutaps koks nors EMA, FIBAS ir dar kas nors. Bet tai yra vis tiek guesswork gale dienos. Tai jeigu tu nori iš tikrųjų treidinti su čartais, tu arba žiūri į jį tuščią, be jokių visokių prisibraižęs nesąmonių, arba tu naudoji konstantas ant čarto, tai yra dalykai, kurie nesikeičia ir kuriuos mato visi. Kaip aš turėjau savo strategiją dar senais laikais, kai treidinau, turėjau konstantą, kuri buvo strategija paremta tik tai sesijom. Nes sesijos visada tos pačios. Anglija, Amerika ir Azija. Ir jos visada tos pačios, niekada nekinta apart tos valandos, kai yra vasaros laikas. Šitą baltą, tai kažkaip miltelį neištirpė. Tai va, tai tiesiog grįžtam prie temos. Tai nesiūlau tos techninės analizės dėti ją vilčių ir tuo metu ir tokiu būdu treidinti. Yra žmonių, kurie kažką prigauna, bet ir tai, tie, kurie treidina su techninė analizė ir uždirba pinigus, ilgalaikiai perspektyvoje, jie uždirba ne dėl tos techninės analizės, bet dėl savo teisingo rizikos ir pelno santykio ir pačios rizikos valdymo metodų, bet tikrai ne dėl to, kad teisingai uždėjo lygį arba teisingai kažką pamatė. Toliau. Twitteris, X'as, planuoja paleisti savo in-app investing and trading. Įdomu, ką jie čia sugalvojo, bet greičiausiai bus kažkokia platforma, kuri irgi tau leis atreidinti futurius turbūt, gal net spotų, gal net kažkokią biržą savo, bet žinant, kad Twitteris ir turės savo paymentus, netgi crypto-based paymentus, čia palauk įvedus X-Money, yra tas oficialus accountas for all your money moves powered by X, launching in 2025. Kažkas čia tokio bus. Excited for Visa to help power X-Money. Čia kažkas kažkur bus su Twitterio paymentų sistema. Tai gali būti kažkokia tai all-in-one appsas galbūt, kaip WeChat, tai paymentams, gal jo, gal ne. Kažką tokio Coinbase'as daro su kripto irgi. Tai įdomi tematika stebėti kažkokį tai augimą į priekį ir panašiai. Palam. Čia Grokas yra, žiūrėk, atsakęs. Aiming to become an everything app. Financial services with social media. Tai grinai WeChat'as. Bla bla bla. Bla bla bla. Žodžiu. Tai va. Kažkas įdomaus, kažkokia sriuba verda Maskas čia su savo Twitteriu. Toliau, vėlgi, dar vienas iš dalykų, kad, ta prasme, ir ypač dabar žiūrint su Iranu, Izraeliu ir panašiai, visi prilipę prie ekranų, žinai, stebi, kas čia vyksta, vieni stebi pačio karo kažkokius tai procesus, kiti stebi marketus, naftos kainą,
vieni stebi iš satelito, ar vienus lėktuvus pakrauna, nepakrauna, Amerika įsikiš, neįsikiš, tada Koreja, Kinija, Rusija, žodžiu, visa ta nesąmonė. Bet tai, blemba, čia tiesiog yra žaidimas. Aš turiu šitą nuomonę nuo senai, nuo 20 metų įvykių, nuo visų įvykių, pasaulinio masto įvykių, kad tai yra paprasčiausias žaidimas, nu ir tikrai viskas yra, čia kadangi ne kažkokia tai ezoterinis video, o daugiau apie DeFi, kripto, tai tiesiog net ir tas pats visas kripto movementas, judėjimas, nu blemba, tai yra žaidimas, tai yra paprasčiausias žaidimas, nes net ir žodis theater, teatras susidėlioja su earth, tiesiog raidėm sukeitus, ir tai yra simbolizmas, vėlgi, ir tokių dalykų yra labai labai daug, begalę dalykų, ir aš tikrai galėčiau kada nors gal papasakot, tiesiog iš savo nuomonės, ne peršt kažkokią savo idėją, kad va taip ir yra, bet tiesiog kuom aš gyvenu ir tikiu, ir gyveni laimingą ir fainą, įdomų gyvenimą. Tai toks pamastymui tiesiog, kad blemba, viskas, kas čia vyksta, dėlioja, įsivaizduokit, mes turim prieigą prie visų AI toolsų, įrankių, įsivaizduokit, kokią prieigą turi privatus sektorius, valstybinis sektorius, ir kaip nesunku yra jum parodyti, visiems mum parodyti kažkokią informaciją, kuri mes patikėsim. Kaip ir yra žmonių, kurie žiūri į postus Twitteryje, kaip, sakykime, šalių prezidentai ir turi pasidėję baltų miltelių maišelį, šaukštelį, viską. Ir žinai, vieni sako, va, yra taip, ir jo prisigavo, patraukė maišelį greitai, o ten buvo Makronas, Makronas Prancūzijos, tas čiuvakas, yra vidosikas, ne? Ir vieni sako taip, o kiti iš karto gina tą pusę ir sako, jeigu tai būtų, taigi rašytų BBC, CNN ir panašiai. Taigi čia buvo nosinė, ir kadangi juos fotkino, tai jie greitai patraukė maišelį, tą ne maišelį, o tą nosinę, kad tai būtų estetiška. Ir tai yra dvi pusės, ir tai yra, ir abi pusės gali būti teisios, nesvarbu, tu tiesiog turi savo ne pusę, bet tokį nuomonę. Ar realu, kad tai buvo nosinė ir staigiai patraukė, ar realu, kad tai buvo galbūt maišelis baltų miltelių, kuriuos staigiai patraukė. Viskas, tai yra tiesiog tavo požiūris, bet dienos gale, nesvarbu, viskas yra žaidimas. Tavo pasirinkimas ir buvimas duališkume, kai tu renkies pusės, geras, blogas, laimėjo, pralaimėjo ir panašiai, tai jiems to ir reikia. O jeigu tu esi vienas, tiesiog, koks tau skirtumas? Tu ateini į fulės mečą, dvi komandos žaidžia, tu nei už tą, tu už gerą žaidimą. Ten vieni koliojasi, mėto vieni į kitus dalykus, mušasi ten ir panašiai, o tu tiesiog, nes jie to nori, o tu tiesiog sėdi, žinai, o įmušė golą šiti, o įmušė golą Madridas, o įmušė Barcelona, fainai, ta prasme, laimėjo stipresnė komanda, buvo gražus žaidimas ar buvo nuobodu, ten 12-0 suvarė, žinai, ir buvo neįdomu, viskas, laimėjo geresni. Su šitu požiūriu gyventi žymiai paprasčiau, negu eiti ir kariauti dėl visko. Tai va. Viskas baigėsi, ezoterika, prasideda DeFi'us. Ant Aero mes turim ne naujus, jie galbūt geros savaitės senumo, bet Coinbase suvrapintas XRP, tiek su Etheriu, tiek su Bitcoinu. Turim poolus, concentrated volatile, galim dėti į range, kas yra smagu. Volumai nedideli. Šiuo metu TVL nedideli, apie 1 milijoną turi abudu poolai, bet XRP su CBBTC turi gerą APR. Ir dėl ko rodau, nes aš asmeniškai esu su XRP nuo 2016 metų, tai yra labai labai senas mano dalykas. Aš apie jį nepasakosiu, nesigilinsiu, tikrai nesiplėsiu, aš turiu savo nuomonės. Ne tik dėl to, bet ir dėl viso ISO 20022, dėl pačio Bitcoino, dėl pačio Etherio ir jų ekosistemų, bet yra smagu matyti, kad atsiranda ant Base'o abridžai ir atsiranda ant Base'o galimybės įdarbinti ir tuos esetus, kurie šiai dienai ant savo private ledgerių neturi gerų DeFi
galimybių. Nors ir jos kuriasi, ir jos atsiradinėja po truputį, tai yra labai ilgas procesas, bet net ir šiai dienai, prašau, ant Base'o tu gali, ant Aero ir Base Chain'o tu gali, ko puikiausiai, Coinbase'o wrapintus assetus, tą patį XRP ir Bitcoiną, mesti pūlą, volumas yra neblogas, aišku, palyginus su didžiausiais pūlais, tai čia juokinga, bet vis tiek, tai yra 500,000 per parą volumo, 1,000,000 TVL ir labai geras APR'as. Tiesiog pasukti Aero coinų, jeigu vieną iš šitų assetų turite ir neturite kaip jo įdarbinti. Tai yra 2 assetai, kurie labai gerai, kurie vienas kito nekenčia, bent jau community nekenčia, Bitcoino maksimalistai nekenčia Ripple'o, o Ripple'o žmonės nekenčia Bitcoino. Ir vėlgi duališkumas. Ir tu gali būti vienis ir dėti į šitą pūlą, kur tu dėdi pem ant pem ir to, ir to. Tai va. Ir turim CB Dodge'ą atsiradęs. Aš aišku neturiu jokių Dodge'ų meme coinų, šitų nedalyvauju, bet irgi yra atsiradęs naujesnis pūlas, TVL'ai nedidukai, bet APR'as geras ir Dodge'as yra pakankamai stable, toksai, pavadinkim, jisai nėra, kad ten šaudo po 3% į viršų į apačią, tai šitus APR'us galite labai greitai Aero coinais prisukti, pasimti mažuose range'uose ir susikrauti kažkokį tai didesnį kapitalą Aero coinais. Palabiškai padarysiu pauzę, reikia man atrašyti. Ok, galim tęsti. Tai va, yra šiek tiek naujų pūlų ir iš tikrųjų vis dar kalbant apie šitą reikalą, tai Etheris su USDC pūlas, palauk, žiūriu, kur aš esu atsidaręs. Va. Būtent šitas pūlas, ant Base'o, ant VFET'o 0.67 daily, ant Etherio, čia yra what the fuck, ta prasme, labai retas atvejis, bet Base'o chainas tikrai boomina ir visi fees yra mokami Etheriu. Ir nors ir pūlas nėra pats ant Uniswap'o kartais dar geresnį gali gauti procentą, bet ir ant Aero yra kosminis volumas. Ta prasme, tai vien dabar pasižiūrėjus, ane, ką mes turim šitam, kur tu dingai, 200 milų volumas per parą ant Base'o ir tu gali susidaryti 30 milų fees sugeneruoja pūlas. Ir tu gali, ir ta prasme, šitam screenshot'e, čia mano kitas walletas, dėl to viskas uždengta, bet šitas pūlas turi 16% range'ą. Jis turi $400 vertės range'ą, ta prasme, į viršų į apačią. Bendrai sudėjus visą range, tai yra 16%, kas yra daug ant Etherio, tai yra pakankamai platus range'as. Ir jisai čia vakar vakare fotkinta 0.67% daily generuoja, metinių čia gaunasi apie 2 cam, man atrodo, galim pasižiūrėti. 0.67 maždaug, ane? Jo, 2 cam kažkas tokio. Tai va, tai mega, ta prasme, Etherio pūlai šiom dienom, netgi savaitėm šiom, generuoja netgi geriau kartais negu Solanos pūlai. Tai tikrai yra galimybių, ypač Base chain'e galima dėti drąsiai Etheris USDC. Ir šiaip netgi dar kas verta paminėti čia be šitų linijų, tai yra Etheris ir Bitcoinas chartas didžiąją laiko dalį Etheris underperformino prieš Bitcoiną. Ir dabar va nesenai, va realiai, čia va nuo balandžio galo prasidėjo toksai etapas šioks toks, kur Etheris
geriau varo negu bitkoinas, overperformina. Ir aš manau, kad Etheris ne pabaiga, nemiršta, negriūna, Etheris tikrai dar turės gerą bullruną, mano nuomonė, nesu tikras iki kiek ar kada, ar kuom paremta, bet paremtas jisai greičiausiai bus irgi stablecoininių judėjimų ir ypač Base'as. Base'as tą Etherį gali tikrai gerokai pagerinti, išnešti, jeigu jie padarys, ką nori padaryti ir nepaleis savo native tokeno, kuris bus native gas fees. Tai čia, bet šiaip Coinbase'as su Etheriu ten jie į vieną su ta pačia ranka viską daro, tai galimai viskas ir bus kaip yra. Ir gali Base'as tikrai būti tas catalyst Etherio naujam runui. Utility runas, jeigu prasidėtų vėl tax fermos, kaip pasakojau apie skemus, tax fermos gali vėl išeiti ir gali būti labai įdomus laikas. Toliau, Fluide turim įdomią vietą, auksų paremti bitcoin, Jėzus Marija, nusišneku, auksų paremti stablecoinai ir mes turim poolą, kur tu gali palikti kaip užstatą auksų paremtus stablecoinus, tai yra gold-backed stablecoins, tai yra PAXG ir XAUT, šitie du stablecoinai pagrindiniai, kurie yra paremti, yra stablecoin backed by gold ir juos galima palikti kaip kolateralą ir iki 7% skolintis USDT. Tai yra visai prikolas, nes tu Fluide padarai šitą voltą su Smart Collateral, tai čia tiesiog kur yra borrow, šitą būtent poolą susirandate ir jūs palikę šitą elementą kaip collateral, jūs iš esmės paliekate kaip collateral LP poziciją ir iš jos uždirbinėjate, kai yra keičiami šitie, tai tu gauni fees, tai tu kitaip tariant palieki kaip užstatą ne savo assetus, tik tais assetus, bet palieki kaip užstatą visą LP poziciją, kuri tau generuoja pinigus ir savo LP pozicijos įrodymą, pavadinkim taip, palieki kaip užstatą ir prieš jį gali skolinti iki 700% USDT ir gali po to prasukti tą dar kartą, tai yra pasimti leverage'ą per multiply ir iš tikrųjų visai yra geras elementas, nes gold-backed stablecoins gauti rewardus jais, kodėlgi ne? Žinant, ką daro auksas ir žinant, ką jisai darys ir žinant, ką daro, kaip bent jau greičiausiai bus su nauja pinigų sistema, kur auksas irgi dalyvauja, tai why not? Ta prasme, why not gauti fees ir earninti papildomai stablecoinus, kurie yra paremti auksų. Tai yra įdomus naujas poolas, atsiradęs nesenai visiškai, nėra didelis pas juos dar TVL'as, bet jisai ir nebus didelis greičiausiai, toksai, substantially big. Greičiausiai, nes žmonės nesupras, prasme, per kur, per kodėl jisai čia veikia ir kam čia daryti. Bet tikrai pasižiūrėkit. Cetus atnaujino biški savo deksą ir dabar padarė šitą portfolio mygtuką, tai jeigu tu turi vieną poziciją pool'e, tai kaip ir jokio skirtumo, nes tu nueini kur earn, pools, positions ir tu viską matai. Čia ta mūsų sena mano pozicija, kur aš įdėjęs kažkada senai viešam wallet'e. Čia turbūt nesimato, ne? Jo, va. Yra range'as 205 ir 44. Oba. Ir yra prikapsėta kažkiek čia tų fees, volumas šiek tiek atsigauna ant cetuso, aišku, jisai niekur arti kiek būdavo, tarkim savaitiniam, va, čia va, yra buvę ir milijardinis volumas, paskutiniam savaitėm, aišku, jis yra gerokai nukritęs, bet aš manau, cetus tikrai atsigaus, ypač jeigu sui kaip chainas irgi tobulės, o jie kaip ir tobulėja. Ir šitam portfolio mygtukė tau atvaizduos, jis toksai kaip walletas veikia,
tu negali per jį ten judinti dalykų, bet tu gali matyti visus savo wallet holdingą, ką tu turi su SUI, USDC ar kitus SUI tokenus ir kur yra liquidity, tau rodys tavo visus pūlo pozicijas vienoj vietoj. Tai irgi yra visai įdomus dalykas, o čia toliau yra nebeįdomu. Kas čia? Ok, tai va, tai tiesiog tokia mini atnaujinimas iš atsetų Steam'o, kad tu gali matyti visus savo holdingus, viską vienoje vietoje. Tai jeigu tu turi daugiau poolų arba daugiau assetų ant SUI chain'o, tai tu gali tikrai patogiai šitą toolsą panaudoti. Ir dar vienas iš dalykų, ką norėjau paminėti, galite pabandyti užmest akį įsidėti į Deep'ą. Kur yra Deep? Va, į šitą poolą. Aš esu įsidėjęs ant savo asmeninių walletų Deep ir SUI. Yra geras poolas ir šiaip pakankamai stable juda, kad tu galėtum gauti gerus fees iš jo. Tai tikrai vertas dėmesio poolas dabar va. Deep su SUI. Tai va, čia apie setus. Toliau Stellar irgi tai yra XLM'as, ten Riplox, sakykim, kopija ir yra dar keli jie. Stellaras ir XLM'as irgi yra ISO 20022 compliant, jis irgi dalyvauja visoje sistemoje ir tiesiog po truputį aktyviau postina dalykus, DeFi'us, paymentų mechanizmai ir panašiai. Tai va toks yra iš jų video, čia aiškus ilgas, nerodysiu aš jo, bet tiesiog va yra parašyta, kad dauguma per Bloombergą, tarp kitko viskas vyko, buvo pasakojama, kad tiek Mastercardas, tiek Visa žiūri, kaip šitą technologiją naudoti, kaip ją dėlioti ir kaip ją integruoti tam, kad būtų tiesiog patogesnis pinigų judėjimas. Tai nereiškia, gal norėjau pasakyti, kad jie ne tai, kad didžiausios kompanijos žiūri ar galvoja, visa tai yra padaryta jau, ištestuota prieš N metų atgal. Visa šita sistema, jinai nėra, kad tik dabar kuriama, jinai yra sukurta, tik ją integruoti jau iš tikrųjų į viešumą, į žmonių gyvenimus, į sistemą yra tikrai labai ultra, mega, ten visi tie Pro Max sudėtingas procesas. Tai visa tai vyksta ir iš tikrųjų XLM'o dalis ir stablecoinus, kuriuos jie judina ir kaip jie judins, jau dabar Europoje galima pasikeisti MoneyGram stations, gali pasikeisti USDC į eurus, tiesiog nuėjai pasikeiti, pasiėmė cash. Tai visa tai vyksta ir visa tai yra paremta, tai tau kaip vartotojui, tai jokio skirtumo, tu atėjai kažką kažkur permetį pasiėmė. Bet kaip backendui ir tiekėjams ir paslaugai, tai yra ant ko tai vyksta ir kodėl tai yra įmanoma. Reikia šitą dalyką įsiaiškinti. Kad tu nuėjai pervedį draugelių į Ameriką pinigus, jie atėjo tau iš karto, tai jo, tau tai jokio skirtumo, tiesiog fainai. Bet kaip tai įvyko, ant ko tai įvyko ir kodėl tai įvyko, reikia šitą esmę gilintis. Tai va irgi galit pasižiūrėti šitą vidosiką, visai toks vertas dėmesio. 5 minučių tiesiog nuėjai į Stellarą ir matysit šitą postą, jis tai čia yra įkeltas vakar ar užvakaru. Tai pasižiūrėt, tikrai rasite. Tada šitą rodžiau eterį į Orca ir šiaip ant Solanos. XBTC is now live on Orca, yra poolas su Bitcoinu ir USDG. USDG yra tiesiog Global Dollar, dar vienas stablecoinas, paremtas 1:1, kurį išjuvina Paxo, tai viskas ok, žinai, tiesiog vienas iš stablecoinų, kurių dabar yra begalės, tai poolas irgi jau yra XBTC su USDG, kur galite dėti ir jie kaip USDG providerius duoda papildomus rewardus dar USDG tokenais, kas yra stablecoinas, tai yra why not į poolą įmesti, jeigu bitcoinus turit, laikot juos arba norit gal, prasme, dėti į poolą, tai why not, nes vėlgi tai yra
volatile ir stable poolas, nes antra pusė yra stablecoinas, o pirmas assetas yra volatile bitcoinas, tai tikrai why not. Ir ką dabar jo pozicija range ir va, pavyzdžiui dabar 0,15, 0,16 iš esmės yra fees, ta yra yieldas ant Sol USDC poolo, aišku, yra 20% range'as, bet Ethereum range'as yra 16% ir jisai moka gerokai didesnį fee. Aišku, dabar jis bus turbūt mažesnis, nes jisai iškyla taip stipriai, kai vyksta biški movemento markete, biški daugiau negu average. Bet šiaip šitam range, 20% range Solanos, kur tiek šitam viešam wallet'e, tiek ir mano wallet'e yra labai panašus range'as, tai praktiškai identiškas, tai dažniausiai laikosi va toks maždaug apie 15-16 iki 0,2 per dieną ir kartais labai kartais sukyla iki 0,4-0,6% per dieną. Tai o Aneterio, nors ir jeigu nėra movemento, tai daily yieldas būna 0,06% maždaug, bet jis daug dažniau sukyla iki kosminių, iki 0,67, iki 1% per dieną, kartais ne taip. Tai finale, bent jau paskutiniu metu, paskutinės porą savaičių, Ethereum poolas daugiau generuoja yieldo negu Sol USDC Norkos, kas yra kosmosas, taip anksčiau nebūdavo. Tai dabar vienas štuka 600 vertės poolas su dabartiniu šitu mano range'u $2 per dieną. Labai mažas yieldas ir Sol USDC neturi kažkokio tai didelio aktyvumo, nei Orkoj, nei Radiume yra pakankamai panašus yieldas, netgi Orkoj kartais didesnis, nors dauguma launchų išvažiuoja per Radiumą. Ir dar dabar, kaip pasakiau, prisiminiau, bet neįdėjau jokios skaidrės, bet esmė, kad Ethereum, blemba, jau kaip nusišneku, kiek minučių praėjo. Pamfano CEO kažkur tai supakuotas, mientų, uždarytas Amerikoje, kažkas tokio, ir greičiausiai Pamfanas bus uždraustas Amerikoje. Aišku, Amerika gal nėra labai jau didžiulis marketas launchams, vienas iš didesnių, bet nemanau, kad didžiausias. Šiaip net nežinau, kas didžiausias, bet nemanau, kad Amerika, o gal. Bet tą visą Pamfaną reikėtų raukti lauk, nes žiauriai sumažėtų Solanos sell pressure, nes visi fees yra solais Pamfano, o jie generuodavo fees milijoninius per dieną, tai tas solas būdavo selinamas. Tai būtų visai, aš netgi būčiau už, kad tą visą nesąmonę užrauktų ir aišku, iš dalies nukenčia Solana iš tos elemento, kad nėra launchų, nesinaudoja labai daug fees, bet nėra ir tokio selling pressure, bet manau Solana pati gali rasti būdų save pateikti, ypač Amerikai, nes tai yra US-based kompanija, pateikti save ir jie būtent panašiai ir daro su tuo tokiu Project Open, tai yra, kur jie pateikia sekui, jau pateikia aiškę infrastruktūrą tokenizacijai, tokių dalykų kaip stocks, bonds and funds with instant settlement and dramatically lower cost. The 24/7 trading of tokenized stocks ir panašiai. Ir pati Solana tą dalyką gali providinti, neaišku kokiu lygiu, bet kažkokia dalis, kažkokie exchange'ai, kažkokios tai assetų grupės gali tą galbūt netgi ir integruotis ir manau, kad Solana gali rasti metodų, per kur save pateikti be meme coinų, nes dabar kažkas pasako žodį Solana, pirma asociacija yra meme coinai ir tas visas bullshitas ir skemas. Anksčiau taip nebuvo, anksčiau Solana buvo the king of DeFi ir ten buvo labai daug gerų galimybių, dabar taip nėra, dabar visi meme coinai, visos nesąmonės ir skemai, tai Solana turi vartytis iš padėties, mano manimu,
ir ieškoti būdų save pateikti kaip kažkokį tai profesionalesnį approachą negu tiesiog meme coinų provideris pagrindinis realiai. Tai va, toks būtų epizodas. Viską, ką norėjau, tą supasakojau. Tikiuosi buvo visai įdomu. 45 minutės, visai neblogai. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu žiauriai gero, produktyvaus, įdomaus savaitgalio ir pasimatysim kitose video.